Šiandien laidoje žiūrėkite. Lazeriai. Jie kardinaliai pakeitė ir vis dar keičia mūsų gyvenimą, taip pat ir medicinoje. Turėdamas nutukimą, žmogus jau yra ligotas. Apie kūno linijų tobulinimą ir regėjimo korekciją lazeriu. Kai reikia greitai atrodyti tobulai, šitas lazeris savo darbą padaro. Apie visą tai šiandien laidoje. Sveiki! Šiandieną laidoje kalbėsime apie dvi problemas – nutukimas, jo priežastis ir gydymas, bei akių ligų korekcija lazeriu. Aptarsime, kas yra nutukimas, kokia nutukimo klasifikacija, kodėl tunkame, ar tai priklauso tik nuo mūsų pačių, ar tai sąlygojama genetiškai, kaip galime patys savo padėti, o kada jau reikia gydytojų pagalbos ir kokia ji gali būti. Kitoje laidos dalyje aptarsime trumparegystę, toliaregystę bei astigmatizmą, jų gydymą lazeriu. Studijoje svečiuose šeimos gydytoja Eglė Galkauskienė. Sveiki. Sveiki. Taigi, kodėl šiandien kalbame apie viršsvorį, ar nutukimą, ar storumą, lieknumą? Ar tai aktualu? Ne tik kalbėti reikia, bet ko gero jau ir šaukti, ir rėkti reikia, nes tai tampa amžiaus problema. Ir statistikos duomenimis, kas 30 metų dvigubai padaugėja antsvorį ir nutukimą turinčių žmonių. Lietuvos duomenimis nuo 2010 metų mes turėjome 1/5 nutukusių žmonių. Ir tai mes galvojame, kad tik tai Amerika, kur ten labai gerai visi gyvena, gerai valgo ir tik ten yra daug nutukusių žmonių. Nieko panašaus, Europa visai sėkmingai vejasi. Ir vejasi tokios šalis, išsivysčiusios šalis, kaip pavyzdžiui Vokietija. Taigi, iš 100 žmonių 20 jau turi viršsvorį, o visi kiti 80 kaip normalus? Dalis jų yra normalių, jeigu taip galima sakyti, ar ne? Bet dalis jų turi antsvorį. Antsvoris tai dar nėra nutukimas ir to nereikėtų painioti. Nes turintis antsvorį žmogus, jis gali labai sėkmingai savo svorį koreguoti. Kai yra nutukęs žmogus, jau gerokai daugiau reikia įdėti pastangų, kad jis sureguliuotų savo svorį. Na, kažkada, kai mes mokėmės, tai vienas dėstytojas sako, jeigu pastebi, kad žmogus storas, tai yra pirmas nutukimo laipsnis. Jeigu negali nepastebėti ir jau ima juokas, tai antras. O jeigu nori įsiverkti pamačius tokį žmogų, tai jau yra 3 nutukimo laipsnis. Tai ar tikrai ir kiek tų laipsnių yra? Iš tiesų labai teisingai jūsų tas dėstytojas pasakė, nes antsvorio tai mes galim ir nepastebėti, jį puikiausiai galima užmaskuoti. Kiekvienas mes labai lengvai, paprastai namuose galime pasiskaičiuoti. Ar tai yra antsvoris, ar tai yra 1, 2 ar 3 laipsnio nutukimas. Ir didelių pastangų tam nereikia. Tiesiog reikia žinoti savo ūgį ir žinoti savo svorį. O toliau ką daryti? Svoris kilogramais yra padalinamas iš ūgio padauginto kvadratu. Šitą kilogramus ir ūgį metrais kvadratu reikia padalinti. Gautas skaičiukas jūsų yra kūno masės indeksas. Jeigu jis yra mažiau 25, reiškia esate sveikas ir jums ko gero dar rūpesčių sveikata neturėtų kelti. Jeigu tai yra antsvoris, šitas skaičius padidėja iki 29,9. Tai yra antsvoris. Visi kiti skaičiukai grėsmingai didėjantis jau parodo 1, 2, 3 laipsnio nutukimą. Tai jeigu daugiau 40, viskas. Tai yra didžiulė bėda, tai jau yra 3, 4, 5 raudoni šauktukai, kad tai yra tikrai labai didelė bėda. Tai liga ar tai ne liga? Aš negaliu sakyti, kad nutukimas ir antsvoris yra liga. Šita problema, jis sukelia ligą. Turėdamas nutukimą, žmogus jau yra ligotas. Nes daugeliu mokslinių tyrimų jau yra įrodyta, kad nutukimas tai yra daugelio ligų pradžia. Tai yra ir padidinto kraujospūdžio, ir cukrinio diabeto,
ir miokardo infarkto, ir aterosklerozės, ir daugelio kitų lėtinių lygų pradžia. Ar žmonės, norėdami pasiteisinti, teisingai sako, mama, tėtis, senelis, proseneliai, visi buvo stambus ir aš stambus, čia genetiškai aš valgau, beveik nieko nevalgau ir aš vis tiek storas ir čia nieko nepadarysi, taip jau lemta ir taip toliau. Nėra įrodyta, kad genetika yra tiesiogiai susijusi su nutukimu. Nėra tokių mokslinių tyrimų ir nėra tos tiesioginės priklausomybės, sakykime. Aišku, tai yra dalinai psichologiniai dalykai, nes jis save pateisina. Žmogus niekada nesijaučia pats kaltas dėl savo sveikatos, jis kažką tai nori pakaltinti. Tai čia mano mama, čia mano giminė, čia genetika, bet ne aš pats. Ir visiškai nesvarbu, kad, sakykime, jis suvalgo žymiai daugiau energetinių kalorijų, sakykime, turinčio maisto, negu kad sunaudoja. Ir mes kaip gydytojai iš tiesų labai dažnai girdime, daktarė, ašgi nieko nevalgau, o kai jį pasižiūri, vos ant 2 kėdžių telpa, bet jis nevalgo nieko. Amžinas klausimas. Ką daryti? Jeigu esate žmogus, kuriam nepatinkate pats savo, jeigu blogai jaučiatės ir kuris suvokiate, kad nutukimas tai yra labai rimta bėda, kad tai yra brangiai kainuojanti bėda, tuomet jums jau nebėra rytoj darysiu, poryt darysiu, daryti reikia šiandien ir tuoj pat. O daryti ką reikia? Reikia didinti fizinį krūvį ir keisti mitybos įpročius. Aišku, gausybė yra įvairiausių maisto papildų, įvairiausių dietų, įvairiausių fizinių pratimų. Ir kartais žmonės iš tiesų sako, bet daktarė, aš viską darau, bet man niekaip nepavyksta. Tokiais atvejais, aišku, atsiranda ir šiuolaikinės technologijos. Tai yra lazeriai. Lazeriai, kurie gali padėti žmogui susitvarkyti su svoriu. Lazeriai? Ir kaipgi jie gali padėti? Šiuo metu Lietuvoje yra lazeris Zerona. Tai yra žemo dažnio lazeris, kurio spinduliai veikia tiesiai į riebalinės ląstelės sienelės poras ir jas laikinai atidaro. Ką tai reiškia? Kad ląstelė, kai atsidaro, iš jos turinys, tas turinys, kurio mums visiškai nereikia, iš ląstelės išeina ir patenka į limfinę sistemą ir tokiu būdu pašalinamas iš organizmo. Tai visiškai neskausminga, tai visiškai nepalieka jokių randų, nereikalauja reabilitacinio laikotarpio, kaip po riebalų nusiurbimo operacijų. Ir užtenka poros savaičių, derinant su fiziniu aktyvumu, derinant su sukoreguota mityba, kad jūs savo kūno linijas pataisytumėt, pagražintumėt ir atsisakytumėt nereikalingo antsvorio. AND klinikoje Vilniuje daugelis procedūrų derinama su sveikata ir grožiu. Zerona lazerio procedūros atliekamos žemo dažnio šviesa. Jos rekomenduojamos pilvo juosmens, sėdmenų, šlaunų, apimčių korekcijai, giliojo riebalinio audinio naikinimui, celiulito mažinimui, odos stangrumo ir elastingumo didinimui. Šviečiantis lazeris jau 5 minutę iš poodžio riebalinių ląstelių skaido riebalus, kurie yra išstumiami į tarpląstelinį riebalinį tarpą. Po to yra labai svarbu laikytis kitų gydytojų ir specialistų nurodymų ir rekomendacijų. Zerona lazerinės terapijos metu yra patartina gerti daug vandens iki 2 litrų, aktyviai judėti. Taip pat AND klinikoje mes atliekame limfodrenažinį masažą bei su asmeniniu treneriu siūlome atlikti ir asmeninės treniruotės. Vieno kurso trukmė 6 Zerona lazerio procedūros atliekamos kas 2 dieną. Procedūra trunka 40 minučių.
Tai labai brangu? Tai nėra pigu, bet nėra tai, kad nebūtų galima leisti savo pasidaryti tokią procedūrą. Ar efektą, greitai žmonės pamato? Efektas jau būna po 6 procedūrų, tai yra po tų 2 savaičių, kuomet yra atliekamos procedūros. Ir mes turėjome klienčių, kurios jau po 6 procedūrų mums sakė, sako, netikėjau ateidama, kad taip galėtų būti. Tada, kaip tikras lietuvis paklausiu, kiek kilogramų jūs, taip sakant, nugarinat per 40 minučių? Nugarinam ne kilogramus, nugarinam centimetrus. Centimetrus, aha. Ir būna nuo 6 iki 13 kūno apimčių centimetrų. Tas yra sudėjus pilvo apimti, jeigu mes mažiname, šlaunų apimti, žodžiu, tas apimtis, kurias mes procedūros metu reikia suktis, va taip kaip dešrelį ant... 20 minučių iš vienos pusės ir 20 minučių iš kitos pusės. Atliekant šias procedūras mes visoms moterims, klientėms ir ne tik moterims, bet ir vyrams visuomet rekomenduojame išgerti pakankamą skysčio kiekį, tai yra ne mažiau 2 litrų vandens ir fizinį aktyvumą, ne mažiau 30 minučių per dieną. Tai gali būti individuali mankšta, tai gali būti treniruotė sporto klube, tai gali būti lengvas pasivaikščiojimas su šuniuku aplink namą ar parke. Svarbu, kad žmogus pajudėtų. Nes judant pagerėja kraujotaka, limfotaka ir tai, ką padarė lazeris, žymiai lengviau ir paprasčiau pašalinama yra iš organizmo. Kokia yra patirtis darbo su šiuo lazeriu, sakysim, ir užsienyje, pas jūs, metai, 2, 3, 4, 5, kiek? Šis lazeris atkeliavo pas mus iš Amerikos ir jis labai populiarus yra Kalifornijoje, labai populiarus yra tarp Holivudo žvaigždžių ir aktorių, nes nepaslaptis, kiekvienas mes gyvename, kiekvienas turime savų silpnybių, o kai reikia greitai atrodyti tobulai, šitas lazeris savo darbą padaro. Lietuvoje jis yra dar neseniai, mūsų klinikoje jis yra nuo balandžio mėnesio ir mes su juo atliekame procedūras nuo balandžio mėnesio, bet jau turėjome nemažai klienčių, kurių atsiliepimai apie šitas procedūras yra tikrai geri. Po reklamos laidoje žiūrėkite trumparegystės, toliaregystės ir astigmatizmo gydymas lazeriu. Vienos akies operacija praktiškai kaina yra ta pati kaip ir brangių akinių kaina.